is on the move. He cuts inside. Now he dribbles past one defender. He's heading towards the box. He shoots! Heaven, I'm in heaven when we're out together dancing cheek to cheek. Sveiki visi, laba diena, visi 104 su GO3, Karolis Dudėnas, Kostas Riaukūnas, aš Romanas Buršteinas, šiek tiek įsimiegoju labiau neįprastai po naktinių transliacijų. Daug įvykių nutiko naktį, aptarsime dar to pačiu ir pirmąjį pusfinalį, kiek spėsime, nežinau ar spėsime į laiką ir į kokį laiką čia spėsime, bet daug dalykų, pradėkime nuo anglų-norvegų. Kokie įspūdžiai, vyrukai? Sunkios rungtynės. Anglam reikia pripažinti, kad tikrai sunkus mačas. Gerai pradėjo. Reikia pasakyti, kad tikrai Anglijos rinktinė kontroliavo tą mačą iki to pirmo norvegų įvarčio, kur Šelderupas atlikinėjo perdavimą į baudos aikštelę, bet viskas taip idealiai gavosi jam, kokį krito tikrai nuostabaus grožio įvartis. Ir matėsi tuo metu, kad išmušė iš vėžių kažkiek tą situaciją Anglijos futbolininkus. Vėl pradėjo daryti nemažai klaidų. Ir aišku, tik kad turi Judą Bellingemą futbolininką, kuris žaidžia vieną geriausių turnyrų turbūt kaip Anglijos rinktinės žaidėjas, ne istorijoje aplamai, nes mačiau, kad legendos kalba apie tai jau, kad čia ir už Paulą Gascoigno turnyrą 90 metais Italijoje geresnė. Yra kokia nors geresnė. Jo, kad tiesiog neįtikėtinas savo šito saugo pasirodymas, visiškai ant savo pečių tempė šitose rungtynėse šią rinktinę ir tas įvartis, manau, kontroversiškas galiausiai, kaip mes turbūt pakalbėsime, įkritęs į Norvegijos rinktinės vartus pirmojo kėlinio pabaigoje, bet manau, kad buvo labai svarbus, nes antrajame rungtynių kėlinyje reikia pripažinti, kad anglai atrodė prastai ir Tomasas Tuchelis darė nemažai keitimų, padarė 2 keitimus per pertrauką, man atrodo, tie keitimai kažkiek išderino komandą. Raisas visą pirmą. Jo, nebuvo Raiso, Noni Maduekė vietoj Bukayo Sakas, tai čia kaip ir nieko tokio, bet tai, kad aikštę paliko Declanas Raisas ir jo vietą žengė Eberechi Eze, kuris yra visai kitokio profilio žaidėjas ir tada tarsi Judas Bellingemas galbūt turėjo kažkiek giliau pradėti žaisti, tai matėm, kad problemiškai tai buvo ganėtinai anglams ir po to jau daug keitimų antrajame kėlinyje darydamas Tuchelis bandė atitaisyti tą situaciją. Rhysą Jamesą leisdamas į aikštės vidurį. Po to supratęs galbūt, kad tai irgi nelabai veikia, tai perkelė Rhysą Jamesą į dešinį kraštą ir tikrai, matėm, kad Tuchelis daro daug keitimų, bet sakyčiau, kad antras kėlinys buvo tikrai geresnis norvegų. Tikrai buvo situacijų dar pirmajame kėliniu, kur man atrodo, kad jeigu Sorlotas, pavyzdžiui, būtų paridenęs kamuolį ten Erlingui Haalandui, tai ten praktiškai 2-0. Kažkaip nerado to perdavimo, atrodo, ir gynėjas gerą poziciją užsiėmė ir jis taip norėjo ir paskui nebenorėjo. Tai tikrai šiaip man atrodo, kad tas pagrindinis laikas turbūt, kad viską įvertinus baigėsi teisingai 1-1 ir logiškai turbūt, kad mes kėlėmės į pratesimą. Ten jau dėja, bet šiaip įspūdingą turnyrą žaidžiantis Orijonas Nylandas suklydo atmušdamas Morgano Rodžerso smūgį, Judas Bellingemas vėl laiku ir vietoje, vėl šauna į vartus, tiksliai pataiko ir tada jau atrodė, kad tiesiog nebelabai jėgų turi. Atrodė, kad tiesiog nebeturi jėgų norvegai, neturi galbūt ir to gylio tokio galbūt kaip anglai, kurie pakelia tikrai solidžius žaidėjus, nuo atsarginių žaidėjų suolelio labai gerai rungtynės. Džedas Pensas ėjo, sužaidė pabaigą gerai. Denas Barnas ėjo, savo darbą padarė, kurį ir turėjo padaryti galiausiai. Haalandas matėm tikrai sužaidė prasčiausias rungtynės šiame turnyre ir tas karštis akivaizdu, kad norvegam irgi nepadėjo ir jau pratęsimo metu jautėsi, kad ir kaip rungtynėse su Meksika, anglai labai gerai kontroliuoja tas rungtynės. Iš tiesų, anglai praktiškai nieko neleido norvegams susikurti, labai mažai progų turėjo norvegai pratęsimo metu. Ir jautėsi, kad labai pasitikė savim anglai atsimušinėdami, kad būdami tokioje situacijoje, kurie turi persvarą ir jie saugo tą rezultatą. Ir tikrai sužaidė labai gerą pratęsimą. Labai sunkiai, bet turbūt pelnytai. Galiausiai jie žengia į tą pusfinalį. Po rungtynių šiek tiek apsižodžioja Tomasas Tuchelis su Judu Bellingemu. Tuchelis pasako, kad čia mes buvom lucky, ir kad šiaip žaidėm gana prastai, darėm daug klaidų. Judas Bellingemas sako whatever, išgirdęs šios komentarus. Pasako, kad Tuchelis galbūt nežino, ką reiškia žaisti prieš Sorlotą, Haalandą, Odegorą ir dar tokiamis sąlygomis. Tai šitie du vyrukai matosi, kad jau ne pirmą kartą taip vienas tarpusai tenais sukibrikščiuoja, bet aišku, rezultate vis tiek svarbiausia yra tai, kad anglai yra pusfinalyje po tikrai labai labai sunkių rungtynių. Tai šiaip po norvegų turnyras, tai man atrodo, kad
vertas tik tai aplodismentų. Iš esmės, manau, kad padarė maksimumą, turbūt ką galėjo. Išmetė Brazilus 5 kartus pasaulio čempionus, įveikė dar keletą pajėgių komandų, paliko visiems įspūdį savo gerų žaidimų, vėl priminė, kas yra Norvegija pasaulinėme futbole, padarė puikią reklamą, manau, savo šaliai. Manau, maksimalus pasididžiavimas jais. Tikrai, neįmanoma ras turbūt priekaištų šią rinktinį. Net ir vakar turbūt, gal vienas kitas kažkoks sprendimas jų pusė būtų sėkmingesnis, gal, žinai, ir jie galėjo žengti į kitą etapą, bet taip neįvyko. Anglai tiesiog turėjo šitose rungtynėse patį geriausią žaidėją ir tą žaidėją, kuris ir deliverino Judą Bellinghamą. Ir sunkiai, jau kaip ne pirmą kartą, bet žengė į pusfinalį. Kosta, kaip tau Tuchelio manevrai? Tau patiko jo stebėti, ar vis dėlto liktum su Raisu, kad ir galbūt šiek tiek negalvojančių? Tai čia sunku pasakyti, kaip ten žaidėjo sveikata, gal ir galėjo tik vieną kėlinį sužaisti. Šiaip iš tokios žaidybinės pusės, tai Anglijos rinktinė vienas dalykas jo, vis dar matosi tos problemos gynyboje, ypač su dešinio gynėjo rolė, nes Jonas Stonesas žengė į aikštę nuo pirmų minučių, darėsi klaidas, matėsi, kad nėra jis iki galo užtikrintas. Tam pačiam dešiniam krašte, kur žaidė Ezri Konsa, kuris šiaip žaistų turbūt vidurio gynėjų, tai buvo Noni Madueke, kuris 1-1 visiškai nieko nepadarė ir ten tiesiog katastrofiškas buvo pirmas kėlinys. Nes matėsi, kad norvegai, jie solidus tiesiog yra aikštės vidury ir jie į tai koncentravosi ir aš sakyčiau, jeigu Hollandas buvo išjungtas, tai ir Harry Kane'as, sakyčiau, daugiau mažiau buvo išjungtas šitose rungtynėse, Sanderis Berge toj zonui labai gerai darbuojasi ir Kane'as nepriėmė kamuolių ten, kur jis įprastai norėtų juos priimti. Tai dėl to buvo labai svarbu, kad krašto žaidėjai sužaistų gerai iš anglų pusės, tai Madueke žaidė tragiškai, praktiškai neturėjo jis ten gerų vieną perdavimą, man atrodo, atliko gerą dešinę koją, ten kur kažkokia pavojinga situacija įvyko. Anthony Gordonas irgi iki to įvarčio, man nelabai patiko, visai ten su juo tvarkėsi ir Jersonas davė tokį kontaktą rimtesnį, matėsi, kad ten net ir nugarai vartus priimdamas Gordonas kamuolį, iš karto jaučia, kad Jersonas šalia, ten jį taip apdaužydavo, bet tas vienas Gordono judesys, prasimestas kamuolys, perdavimas Bellinghamui, Bellinghamas lygina rezultatą. Ir jo, tai pirmas kėlinys toks, sakyčiau, viskas kaip ir okei, bet man pas anglus labai baisiai kartais atrodo, koks didelis tarpas likdavo tarp gynėjų ir tarp saugų linijos, nes matėsi, kad, kadangi žaidė prieš Hollandą, tai tu negali statyti aukštos linijos, nes labai greitas žaidėjas, tai anglai leisdavosi kaip ir žemai, bet kadangi tie vingeriai tokie greiti atakuojantis, tai būdavo, kad tiesiog atsikerta anglai ir būna kokių 20 metrų nepadengto ploto tiesiog tarp gynėjų ir saugų linijų. Ir ten norvegai tada kūrėsi progas. Tai tiesiog galima badyti pirštais į anglų problemas ir tas Tuchelio, we got lucky in the decisive moments. Ta prasme, taip, tai yra tiesa. Nes klaidų tai tikrai buvo pilna ir norvegai gerai jas naudojo. Aleksandro Sorloto turbūt pasimatė tas ribotumas kaip krašto saugo, nes jis, ta prasme, žaisdamas puolėjų žaistų visai kitaip, ten matom, jis gauna kamuolį krašte, bėga visiškai tiesia linija ir tu žinai, kad jį pasigaus kažkoks anglas ir pasims kamuolį. Ten, kai reikėjo atlikti perdavimą Hollandui, irgi toksai matosi, kad ne ta pozicija, kur jis įprastai kažką darytų. Ir Jonas Stonesas tiesiog protų, tiesiog dengė patį akivaizdžiausią variantą ten ir galiausiai perėmė kamuolį. Jo, dar kas čia dar dėl anglų, tai Markas Gėjai visą laiką buvo prilipęs prie Erlingo Holando, tai čia tikrai apsunkino Hollandui vakarą, Gėjai labai patogus toksai gynėjas, jis ir greitas, ir stiprus, ir toks su žemu svoriu centru, gerai stovintis ant kojų, tai Hollandui tikrai buvo sudėtingas vakaras. Šiaip, žinai, 3 Manchester City gynėjai visgi žaidė gynybos linijoje, tai ten tikrai turbūt jie puikiai išsiskautinė, išsididijavę Erlingo Hollandą, aišku, tai ne visada to pakanka. Jo, iš tas į abi pusės kaip ir galėjai, nes tu tada žinai, kaip ginasi tie žaidėjai irgi iš esmės galėjo iškoti kažkokių tokių pliusų. Kai Bellinghamas išlygino, aš kažkaip tuo metu, nežinau, paskendęs buvo mintise ir atrodė, kad jeigu vartininkus sukeistum vietom, Nylandas paimtų aukštą pirmą įvartį, o Pickfordas sureaguotų galbūt į tą stiprų smūgį Bellinghamą. Abu sukeitus galbūt iš visų įračių nebūtų, bet nes vienas nesureagavo, kitas nepasiekė. Tai taip, žinai, įdomios situacijos. Pickfordui šiaip trūko gana smarkiai ūgio vakar ir pasitikėjimo savim, nes norvegai visi didžiuliai. Nežinau, ten priekį nebuvo žemesnių už jį apskritai, turbūt žaidėjų ir dar tie kampiniai vienas po kito.
Nežinau, kaip Kosta jautėsi. Buvo neramu, kai tie kampiniai pasipylė vienas po kito. Nu, buvo iš esmės, jo. Pickfordas. Įvartis dar krito visų pirma. Jo, krito. Pickfordą tai aš gerbiu ir aš su jais iki galo, bet ten pirmas dalykas, yra žiauriai sunku tikėtis, kad iš tos situacijos kažkas muš į vartus ir kad pataikys šitaip tobulai. Tai jis ranką patraukė paskutinę sekundę, matėte, nes jis bandė siekti ir paskui gal nebus. Toks jausmas, kad jam atrodo, kad tiesiog praskris iš vartų kamuolys, tai irgi... Jo. Nu tai klausimas, čia aišku dabar galim skaityti oriškai, kad gerai ten... Jam gal net ir ūgio, bet ir turbūt net ir tos situacijos kažkokia geresnė įvertinimo turbūt toje situacijoje pritrūko. Dar buvogi Skersinis, kuris smarkiai nepasiekė kamuolio. Airio, ne? Jo, ten irgi jokingai atrodėsi. Tai toks, žinai, bet, gal tai yra Lucky iš tikrųjų, tarsi nekrito kamuolys, galėtų įkristi ir situacija, galėjo kristi ir situacija būtų visai kitokia, norvegai tada gintųsi jam ten gintis visai buvo patogu, jie kažkaip visai gerai jautėsi toj gynybai. Tuo pačiu, vis tiek, norvegų presingas buvo gana aktyvus, ten Pickfordas tobulai žaidžiantis kojom vartininkas, gerai skirstantis tolimus kamuolius, jis turi savo pliusų. Čia jau kaip be pažiūrėsi, bet šiaip, reikia pripažinti, kad nėra labai geras turnyras iš jo pusės. Mes ir važiuodami kalbėjom, kad pasaulio čempionatuose kažkokie vidutiniokai vartininkai gali tapti visiškam žvaigždėm, sužaisti karjeros rungtynės. Ir tada turim šitus elitinius vartininkus, kurie, pasidaro kažkokių problemų. Tai Pickfordas vienas iš jų ir čia jau toks ne pirmas epizodas čempionate, kur gali sakyti, kad pritrūko užtikrintumo. Mes po pirmo pusfinalio aptarinėsim antrą, aišku, ir aš manau, kad dabar galiu tik pasakyti, kad jam tikrai turėtų būti patogiau pusfinalyje. Nebus tokių didelių vaikinų, nebus tiek daug galbūt situacijų, kur jam bus sunku. Tai yra, galbūt bus labiau jo komforto zona. Bet Argentina irgi, žinai, matome, tą patį Romero, žinai, ir visą kitą galinti tikrai komandai mušti. Man šiaip labai keista buvo. Makalisteris galva įmušė. Jo, net Makalisteris galų galę tą galvą įmušė. Tai man tikrai buvo keista matyti, aš kaip ir suprantu turbūt, kad labai sudėtinga žaisti prieš norvegus, kai tiesiog tau 5 virš 1,90 m atletai yra baudos aikštelėje, visi stiprus, gerai šokantis, gerai žaidžiantis galvą ir dar plus kamuolis tikrai neblogai kėlė Norvegai į baudos aikštelę. Tai akivaizdu, kad šita anglų rinktinė atrodo turbūt jaučiu istoriškai blogiausia rinktinė standartinėmis situacijomis yra Anglijos istorijoje, nes tikrai anksčiau visai kitaip, ne su Harry Maguire, ne su galbūt kitais žaidėjais, jie kažkaip tikrai sustovėdavo solidžiau ir patys būdavo daug pavojingesni. Dabar man atrodo, kad čia jau nebėra anglų pranašumas ir galbūt tai, ką mes kaip tik prieš turnyrą kalbėjom, kad iš Anglijos Premier lygos atsineštant tas geras standartinės situacijas, bet matom, kad tai nėra galbūt kažkoks ginklas, nes įvartį gal ir prieš Meksiką po standarto jie praleido, ten tik tai, kad ne iš karto įmušė, bet šoko kamuolys, Kinionesas įmušė. Dabar mes irgi matėm, kad ten tie kampiniai vienas po kito kyla, vienas už kitą pavojingesni ir tikrai daug problemų turi. Pickfordas kartais gerai sužaidžia, kartais tikrai ten užtikrintai išbėga, tai išmuša kamuolį, kartais ten gal kažkur jam pritrūksta, bet anglai kenčia šitoje vietoje. Faktas tikrai, kad Argentina bus netokia pavojinga šitoje vietoje, bet irgi manau, kad yra ten variantų, kaip jie gali bausti ir turbūt gali būti, kad iš šitą akcentuosis dalyką. Ir man apskritai gal ta gynyba ne tik po standartų, bet apskritai tokia braškanti yra ir kiekvienose rungtynėse žiūri. Aš Anglijos rungtynės tikrai žiūriu kaip visai kitą sportą, negu žiūrėčiau kitas rungtynės futbolo. Tai aš labiau toks emocijos gerbėjas esu, kai anglai žaidžia. Ir tu jauti tą baimę, kad kažkas kažkur atliks prastą perdavimą, kažkaip atliks kažkokį blogą sprendimą. Galim prisiminti prieš Kongo Demokratinę Respubliką, kur tiesiog poziciškai tragiškai anglai sužaidė, kai buvo įmuštas įvartis. Tai matėm tribūnose Ashley Cole su Johnu Terry kalbasi, tai aš pagalvoju, tai paimtų tokius žaidėjus, pastatyk. Ta prasme visai kitas vaizdas bus. Šiaip kai pasipylėte kampiniai, man kažkaip sukosi galvoje, kad stebiu Liverpoolį išvykai prieš Brentfordą ir dar early kick-offą, kur nieks nėra pasiruošęs gintis. Ta prasme, kur ar įmuš ar neįmuš, visiškai išeik į gynybą, visiškai nieks nekontroliuoja situacijos, bet vėl, Lucky niekas neįkrito. Brentfordas antram kėlinį dažniausiai išsisėmė šiek tiek fiziškai, tai panašiai gal kažkas įvyko tokio. Ir Christopheris Ayers lakstė. Taip, tarsime, tai buvo toks vaibelis, nežinau, tarsime, aš ten kažkam parašiau, neįvertino kolegos, tai gal gerai, tiek to liksiu savo mintim, bet... Šiaip mes per atsigyvenimo pertraukėlę kalbėjom su kolega Ryčiu, komentuodami, kad tuo metu atrodė, kai Anglai tikrai daug žaidė su kamuoliu, sakė, kad atrodo, kad su Manchester City žaidžia namie ir aš tada paminėjau, kad jo, prieš Brentfordą kokį nors. Žinai. Tai šiaip dar nepakalbėjome apie tą kampinį, kur buvo atšauktas norvegų įvartis. Nes ten irgi įdomus epizodas.
pražanga dar prieš atliekant kampinį, tai čia irgi iš varo pusės aš tokios situacijos. Tai vakar buvo dvi situacijos, kurių mes nematėm apskritai, turbūt niekada gyvenime. Jo. Nu, čia apie kitas rungtynes. Taip, ir perėsim. Jo, bet ten, nu, turbūt viską teisingai nusprendė. Matai, jeigu jis fiksuoja pražangą, tai yra pražanga. Taip. Taip, buvo parašyta foul. Tai tada tu neturėtum kaip ir leisti perkeltą, aš nežinau. Nu, tu matai, ne prie žaidimą kamuolys dar nebuvo, aš kaip suprantu, čia va tokia logika, ne? Bet tai nereiškia, kad tu tada turi nežaidime gali kažkokias pražangas daryti ir sausas išlipti. Jo, nes man čia labai įdomu, nes jeigu tu sustabdai žaidimą, šiaip kaip varas veikia, jeigu yra sustabdytas žaidimas, tu nebegali atnaujinti žaidimo, turi vykti var peržiūra. Čia tu realiai buvo vienas epizodas, tada yra atnaujinamas žaidimas, pakeliamas kampinis ir įmušamas įvartis. Teoriškai čia nėra ta pati fazė, žinai, žaidimo. Tai va čia tas įdomiausia, bet taip, Holandas visiškai akivaizdžiai nustumė Elliot Andersoną. Man keista, kaip Turpenas, taip sakant, nematė tiesiog, nes jis visiškai Aš norėjau, kad parodytų tą teisėjo kamerą, nes aš galvoju, kaip tu nepamatei šito. Šitą tau nerodys apie kameros, kodėl tu turėtų rodyti šitą. Kad teisėjas buvo net ne toje vietoje ir netaip. Bet man labai įdomu buvo, nes jis tikrai tiesiai stovėjo priešais ten, tai vad buvo įdomu, kaip jis nepamatė, ar jam atrodė, kad nepakanka to kontakto tuo metu. Gal jis kažkur kitur žiūrėjo, gal kamerą žiūrėjo labiau, nes tuo metu šiaip actiono čia nebuvo kaip Vokietija Paragvajus, taip kur vienas žmogus prie vartininko, čia vis tiek visi kažką ten veikia prie vartų. Nu, bet aišku, akivaizdu, jeigu žiūri konkrečiai tą vietą, tai minimalus stumimas, bet jis išėjo stiprus, nes jis didelis vyrukas, ta prasme, ir nebuvo taip, kad jis irgi buvo apkabintas, tai išėjo taip į vieną pusę tas stumimas. Ir ne kažkoks ten toks, kad ten į šoną, tiesiog į krūtinę. Jeigu būtų vienas kitą laikę, bet aišku, Holandas dar kamuolį paskui ten nuėjo, ta prasme, tai ten aktyviai dalyvavo žaidime. Jeigu ten kažkur kitur galbūt teisėjas ir nekreiptų kažkokią galbūt dėmesio, aš nežinau. Bet man atrodo viskas ten sąžininga. Buvo tokių momentų, aišku, kai Keinas ten nukrito prieš pirmą įvartį, kaip ir buvo lėtimas kamuolio, bet jis ir prie kojo gavo. Ai, taip. Nu, tai ta virvė vėlgi keista. Nu, ta virvė tai tikrai įdomi situacija, šiaip iš tiesų. Ten, nu, pagal taisyklės, aš kaip suprantu, tu kaip arbitras tu gali stabdyti, ne? Jeigu matytum. Jeigu būtum pamatęs, bet tada klausimas, ar tu nepamatęs, ar tau pakanka galų gale, nežinau, įrodymų, ypatingai jeigu kamuolys ar neduoda to signalo, kad lietė virvę, nors čia tai man atrodo FIFA diskreditavo savo snikometrą visiškai, nes akivaizdu, kad trajektoriją kamuolys pakeitė ir jeigu tu rodai, kad ten, žinai, kažko susidūrė kamuolys, tikrai. Tikrai susidūrė ir tavo rodai, kad tavo snikometras neužfiksavo šitą kontaktą, tai man atrodo, tu dar daugiau klausimų sukėlė apie šitą technologiją, tai, bet ar tada tai yra vėlgi pakankamas įrodymas varui kažkaip įsijungti į visą šitą situaciją, siūsti link monitoriaus arbitrą? Nežinau, pasižiūrėti, bet turbūt net nesimatė, nebuvo jokių vaizdų, aš nežinau, kas pamatė, nes toks jausmas, kad varas šito net ir nematė. Atrodė, kad matė tik tai Norvegijos rinktinės žaidėjai ir treneris taps. Nu, matai, jo, kaip pakalygavo, o varas gal kažką kitą filmuoja. Nes buvo anglų vienas arbitras, kuris sakė, nu, tipo, čia irgi reikia žiūrėti į situaciją, sako, jeigu tu pataikai į popierinį podelį su kamuoliu, tai tu gali leisti toliau žaisti. Bet jeigu tarsi realiai kamuolys pakeičia trajektoriją ir daro įtaką, tai teoriškai tu turėtum tu stabdyti ir duota ginčo kamuolį. Žinau, šiaip stebiu, kai teisėjo judesi šitam čempionate, man visai atrodo, kad kažkas vis keičia savo sprendimus dėl teisėjo pozicijos. Negali pabėgti iš vienos pusės teisėjo, negali iš kitos pusės teisėjas vis arti, bet jis bando atspėti, ką darys tas žaidėjas. Žaidėjas kartais nori sužaisti tą pusę, kur teisėjas stovi. Tenka keisti sprendimą, nes jis ten jau jam maišosi šiek tiek po kojom. Okay. Nes iš tam tikros pozicijos visai reikia šiek tiek keisti, galbūt perdavimo kampą. Teisėjas irgi nori ten būti ir jis nori dalyvauti ir jis nori suprasti, ką darys žaidėjas, bet ne visai jam išeina ir ten buvo tokių, ten vienas kitai bėgo, ten pataikė teisėją. Turbūt normalūs dalykai, bet kai aš būnu, nežinau, retai būnu su kamuoliu šiais laikais, bet kai būnu ir teisėjas šalia, toks yra jausmas, kad kažkas man trukdo, tarsi nėra tos laisvos sprendimų, bet turbūt čia viskas. Čia tiesiog toks pastebėjimas, gal atkreipti dėmesį, kaip teisėjui kartais sunku bėgioti tarp tų kamuolių, tarp žaidėjų ir būti saugiai. Ir dabar, kad tu pasakė, aš kartais pastebėjau, kad biškai trukdo kartais žaidimui, arbitro judėjimui. Ir jis atsiranda ten, staiga žaidimas ten, ir jam jau nėra kur nuskristi iš ten, jis negali bėgti atgal, žodžiu, ir jis turi kažkaip suprasti, kaip jam ten. Nes, tai ir šiaip, ta prasme, tu jeigu turi kamuolį ir tu žiūri, kur atiduotau kamuolį, jeigu stovėtų prieš tave varžovas, tipo tarp tavęs ir tavo komandos draugo, niekada kamuolio neduosi. Jeigu stovi teisėjas tarp tavęs ir komandos draugo, tu manau, kad pasąmoningai nesuprasi, kad čia teisėjas ir aš čia duosiu pasą. Yra trikdis toks. Dar šoninis regėjimas vis tiek veikia daug ką ir ten kažkoks žmogus tau ten bėgioja. Tai... O dėl varo dar norėjau pasakyti, kad realiai varas plečia savo tą spektrą, ką jie gali peržiūrėti, ką jie gali padaryti, kur jie gali turėti įtakos.
ir kuo tu toliau plėti, tuo daugiau atsiranda tų edge case'ų kažkokių. Nu ir mes vis matom naujus dalykus, naujas situacijas. Taip. Ir vis daugiau spaudimo, vis daugiau kažkas kritikos, nes kuo tu daugiau turi galios, tai tuo tu daugiau situacijų gali analizuoti ir tuo tu didesnę įtaką rungtynėms darai. Tai dėl to va tiek tų ir momentų atrodo. Kažkada anksčiau ir vėliau tos situacijos baigsis. Ta prasme, viskas bus padengta, bet kol kas vis atsiranda tokių netikėtų situacijų. Atrodo, kad kažkada vis tiek prieisim, bet neprieinam dar niekaip tos pabaigos, nes atsiranda tokių, nežinau, išskirtinių situacijų, apie kurias ir galėsim pakalbėti netrukus. Argentina, Šveicarija. Pirmas kėlinys buvo sunkus man fiziškai, bet antram aš jau atsimerkęs buvau. Deja, mačiau, kaip šveicarai kontroliuoja situaciją absoliučiai. Nežinau, pusę kėlinio tikrai iki tos situacijos su raudona kortelė, su antra geltona. Apie pirmą kėlinį gal turim ką pasakyti ir gal tada perėsim prie Embolo. Jo, šiaip labai įdomu, kaip tos rungtynės būtų klošiusios ir kaip būtų žaidus Argentina, jeigu nebūtų taip anksti įmušę įvarčio, nes tas Makalisterio įvartis 9 minutę, man atrodo, tikrai ten kažkiek sujaukė abiejų rinktinių planus, manau. Ir matėm, kad šiaip, Argentinos rinktinė šiaip, taip, žinau, angliškų stiliumi šiek tiek žaidė, ypatingai pirmajam kėlinį, siuntė tos kamuolius tolimus perdavimus į priekį, Emiliano Martinezas link Juliano Alvarezo ir šiaip gerai iš tiesų tos kamuolius tam paskirstydavo. Gal ne visas dvikovas Alvarezas laimėdavo, bet tikrai ten sušokdavo, ten greitai tos antrus kamuolius bandydavo pasimti, tikrai nemažai futbolininkų turėjo ten toje zonoje argentiniečiai ir visai, man atrodo, tas planas jiem veikia, bent jau pirmajame rungtynių kėlinyje ir matėsi, kad nebijo iš tiesų Skoloni komanda ir lygiai taip pat atiduoti kamuolio kontrolę šveicaram, atsitraukti galbūt kažkiek labiau į gynybą, duoti Šveicarijos futbolininkam žaisti. Bet nebuvo taip turbūt, kad labai kažkokių pavojingų situacijų turėtų šveicarai pirmajame rungtynių kėlinyje. Man atrodo, kad antrojo pradžios tada jau prasidėjo tikrai toks aktyvesnis šveicarų žaidimas. Ir tas įvartis, kuris įkrito galiausiai į Emiliano Martinezio vartus, jis buvo visiškai pelnytas. Šveicarai absoliučiai pagal žaidimą. Ir tas žaidėjas pelnė tą įvartį, nes atrodo, kad Andoje tikrai yra tas žaidėjas, kuris sunkiai yra sustabdomas iš tikrųjų, kuria problemas kiekvienoje atakoje iš esmės. Ir ten irgi tokia situacija, kur gal net ir kažkiek susiravęs turėjo būti tikrai argentiniečių toks pasitikėjimas savim ir ta psichologinė būsena. Man susiravo šiek tiek. Vienas, žinai, šveicarai žaidžia gerai, šveicarai matosi pasitikė savim, žaidžia visiškai kaip lygus lygiais su pasaulio čempionais. Ir tada tas epizodas ten, kertinis iš tiesų, sakyčiau, šiose rungtynėse, Brelis Embolo gauna antrą geltoną kortelę. Kaip jums tas epizodas apskritai? Nes aš, kai žiūrėjau, iš pradžių, vėlgi, kadangi turim čia, žinai, detektyvų ekspertą, man iš dešinės paprastai yra labai aiškus įtariamasis. Paredesas yra kaltas dėl didžiosios dalies savo pražangų ir iškart norisi jam rodyti geltoną prieš rungtynes. Yra iš tų žaidėjų, kur jis tikrai žinai, kad jis užeis per kojas, jis sužais nešvariai, bet jis darys viską dėl savo komandos ir kartais aš juokauju, kad šitam reikia iškart parodyti kortelę prieš rungtynes, nes jis tiesiog nervina. Šiuo atveju taip sutapo, kad jis yra mano palaikomos komandos žaidėjas. Ir aš buvau visiškai ramus, geltona, ką tu darai, okei, tik geltona, gerai, eik iš ten. Ir paskui žiūriu, jis kažkaip nesutinka su tuo. Ir tada atėjo kartojimas ir tada žiūri, kad reikia šitą detektyvą įtraukti dar vieną įtariamą, žinai, kuris bandė čia, žinai. Tai toks, wow, tarsime, bet apie Embolo geriau jūs pasakykit, kaip jums pasirodė šitas reikalas. Iš tokio patyrusio žaidėjo, tokį kvailą savo situaciją ir savo susikurt problemą, aš kažkaip labai, labai nuvylęs, man atrodo, sprendimas. Manau, jisai pats puikiai viską supranta, aš suprantu, kad pradžioje norisi nesutikti, bet aš manau, kad nurimus tom visom emocijom, pats dar kartelį vertinęs tą epizodą tikrai supras, kad, absoliučiai nebūtina buvo taip elgtis, ta prasme, nebuvo būtina palikti tos kojos, bandant išprovokuoti ten kažkokią pražangą labai toli nuo vartų, turint, gal pamiršus tiesiog, kad jis turi tą geltoną kortelę ir sukurti situaciją, kurioje tu, gali, ta prasme, savo prisišaukti tą problemą, antrą geltoną kortelę. Jis gal netikėjo, kad taip gali nutikti. Bet kitas dalykas, gal jis net nežinojo, kad apskritai su tom naujom taisyklėm gali arbitras prieiti prie šitos situacijos, žinai, tai pats treneris Jakinas pasakė, aš nežinau šitos taisyklės. Bet čia jau jo problema. Čia tikrai jo problema. Taisyklių nežinojimas neapsaugo nuo vykdymo, bet realiai, tarsime, tai yra tiesiog visi pripažįsta, kad šiuo atveju Embolo bandė pakurti geltoną kortelę Paredesui, tarsime, bandė sužaisti nesažiningai ir realiai atrodė gražiai viskas, tarsime, iš šono. Visą tai, ką jis darė, viskas veikia, kol neįsijungė, žinai, Sherlockas Holmesas jo į tyrimą, ta prasme, varas, ta prasme, tai bet varas, man šokas buvo varas žiūrint, ta prasme, kodėl tu taip darai?
kas tau yra. Ta prasme, kaip tu sugalvoji apskritai tokį dalyką, dabar vat lygioje vietoje, ta prasme, taip nukrist, apsiverst, galvą pasukt, ta prasme, aš tikrai tingėčiau netgi taip daryti, man skaudėtų griuvinėti, ta prasme, lygioje vietoje, be jokio kontakto, ta prasme, aš nesivaizduoju, jis, aišku, apsiverkė, ten buvo visas, žinai, visa drama paskui vyko. Ir jis apsiverkė, ir ten komandos draugai ten ramino, visi šoko ant teisėjo, bet nežinau, kaip jie paskui reagavo, pažiūrėjo kartojimą visi šveicarai, koks turėtų būti tada, žinai, jų vertinimas situacijos. Jo, aš labai dviprasmiškai. Parodė Paredes į tą geltoną kortelę, visi šveicarai triumfuoja ir tada varas ateina, pasako, kad simulacija parodo antrą geltoną, tada Remo Freuleris, Džeką po rungtynių sako, tai čia tiesiog tipo disaster ir kad teisėjas killed the game. Tai jūs patys džiaugiatės, kad parodė tą geltoną kortelę, o ta geltona kortelė ir buvo esmė, nes jeigu nebūtų geltonos kortelės, varas negalėtų peržiūrėti šito epizodo, nes tas mistaken identity dabar irgi yra išplėstas, seniau iki šito čempionato buvo galima keisti tik tai tos pačios komandos žaidėją, ta prasme, jeigu ne tam parodė kortelę, o dabar gali pasižiūrėti visą tą platesnę situaciją dėl pražangos. Ir taip pat tas geltonos antros kortelės offense, kur irgi dabar varas gali įsikišti, tai viskas vėl, ta prasme, sudirbta taip pagal reglamentą, kaip ir turėjo būti, teisingas sprendimas, bet vėl labai naujas, labai netikėtas, ir šveicarai, galima sakyti, buvo tokios pirmosios aukos šito išplėsto vertinimo situacijų. Ir turiu pasakyti, kad gan smarkiai pagerėjo situacija Argentinos rinktiniai. Aš prieš rungtynes kalbėjau, kad ten buvo, yra problema, tarsi jis didelis, jis ten tikrai dėmesį ties savimi ten sutelkė. Ir su Kostu kalbėjome mašinoje važiuodami, kad šachmatos yra tokia situacija, kai tu turi žiauriai gerą poziciją ir yra du tik tais rezultatai, arba lygiosios, arba pergalė. Tai čia po šito man pasidarė ramu, kad bent jau sulauksim pratęsimo, ta prasme, kad bent jau nepralaimės Argentina per artimiausias 20 minučių. Ar laimės? Va čia buvo didžiausias klausimas, nes idėjų, ką daryti su to kamuoliu ir kaip tą įvartį sukurti, daug labai nebuvo. Tiesą sakant, šveicarai labai gerai gynėsi. Argentina puolė keistai, visi žiūrėdami į 10 numerį, kur ten jam duoti tą kamuolį ir tada darosi ta komanda labai prognozuojama ir žiūrint jau toliau į pusfinalį, kažką reikės keisti, norint normalaus rezultato. Ir aš jau pratęsimo, nežinau, viduryje, aš jau svaršiau, kas čia galės eiti baudinius mušt, gal Messi reikia pakeisti, nes jis neįmuša tų baudinių. Ir taip toliau ir panašiai. Ir aš taip, šiek tiek nustebau iš tikrųjų, kai įvartis įkrito gražus, aišku, įvartis, bet akimirkos šiek tiek ten pritrūko šveicarams turbūt uždengti tą plotą, bet šiaip keista pabaiga iš tikrųjų šveicarai, aš manau, kad baudinių visai nusipelnė dėl savo geros gynybos, ir čia tiesiog toks kaip stebuklingas smūgis. Čia mučiačas, kaip visada, savo padaro šitam čempionate, truktelė, ne, kai atrodo, kad nėra variantų, bet vis tiek iš kažkur išgimdo ten tą įvartį ir, Alvarezas tikrai gana tylus buvo šitam čempionate, bet pasitaupė tikrai pačiems svarbiausiam momentam tokį tikrai įspūdingą bangerį. Šiaip tikrai buvo tokių šanselių, pavyzdžiui, tas pats Messi, kur išvedė į ten labai pavojingai, ten tikrai nebuvo nuošalės, man atrodo, ir ten jis galėjo tikrai drąsiai pelnyti įvartį. Bet Messi gal pats jautė, kad nuošalė, gal jis manė, kad buvo nuošalė, nes tas toks bandymas taip mušti, jis toks mesiškas, bet... Aišku, ir Kabelis gerai išėjo, didelis vartininkas irgi turbūt gal tam. Tikėsi, kad vartininkas pritūps truputėlį gal. Šiek tiek tą kamuolį pametė ten gal. Jo, bet aš irgi turbūt sutikčiau, man atrodo, kad kažkiek konservatyvoka yra ta pasirinkta argentiniečių ten taktika su tais 4 saugais, Paredesas, De Paulis, Fernandesas ir Makalistris. Gal ten kažkokį vieną, jeigu turnyrą tai pradėjo su Almada, ta prasme vis tiek, tai kažkoks dar vienas toks judantis žaidėjas, atakuojantis iš krašto ir atrodo, kad užtenka ten tų žaidėjų ir taip jau aikštės viduryje. Jie ir taip, atrodo, kontroliuoja tą situaciją, tai gal tai nėra būtina, ne, ten su tiek futbolininkų žaisti. Bet, aš ką norėjau dar pasakyti, kad kaip Tuchelis darė tos sprendimus su anglais, tai ir Scaloni tie keitimai labai logiški. Nėra, kad jis visas rungtynės žaidė. Kai gavo raudoną šveicarai, tai tikrai buvo labai į ataką orientuoti keitimai, buvo gynėjai, išimami tie vidurio saugai ir tiesiog leidžiami atakuojantis futbolininkai. Ir tas gale davė vaisių, nes Messi vos nežaidė tokiai Džekos roliai, galima sakyti, jau ten rungtynių pabaiga, tiesiog kaip atraminis saugas vos nepasiima kamuolį, paskirsto kažkur, paieško komandos draugų. Tai man šita vieta patiko, bet šiaip tai aš labai sutinku, kai tau tą plotį duoda tik tai krašto gynėjai,
nu yra labai keista ir jeigu žaisi taip prieš anglus, tai anglai turi tikrai labai pavojingus vingerius, kurie ten gali ieškoti erdvių ir kai tu žaidži su tais 4 vidurio saugais, nu toks gaunasi pakankamai logiška, dėl to buvo, kad Scaloni atitraukė tiesiog argentiniečius, tu leidi šveicaram žaisti su kamuoliu, jie gal ne visai pratę, net jie gal pavojingi, aišku, paskui įsižaidė kaip tokia rinktinė, bet jo, manau, kad prieš anglus ten daugiau bėdos gali būti šitoj vietoj, jeigu tie krašto gynėjai bus žais taip, kaip žaidė, kažkaip, nesu aš tikrai, nes ir anglų tas vidurys, manau, neleis taip rinktis antrų kamuolių argentiniečiam, tai tolimais perdavimais gal negalėsi taip žaisti, bet šiaip overall šitas ateinantis pusfinalis toks 2 gynyboje braškančių rinktinių akistata. Nežinau, Argentina ten daugiau, kur braškanti, man atrodo. Šiaip dar trečias įvartis toks, žinai, jau iš esmės ten nieko labai jau nebepakeitė, bet bėgo mato su kamuoliu ir vis tiek žiūri į dešinę, kur tas žmogus, kuriam perdavimą. Jau arba pats bėgi tas žmogus, tu ant greičio pulės, atakuojantis žaidėjas ant greičio tikrai gali apibėgti. Tiesiog gerą situaciją susikūręs, įveikia gynėjas, iš esmės vienas išėjęs. Ir dar gali, arba Lautaro duok tą perdavimą, bet jis vis tiek žiūri ten kažkur kitur ir vis tiek padarė nesąmonę, bet atšoka kamuolys, Lautaro įmušė. Wow, ant kiek jie žiūri, visai galva sukasi, gal automatiškai, gal jiem ten, žinai, šoko terapija, kad visai turi pažiūrėti, kur dešimtė bėgioja. Nes, tu esi labai priklausomas tada nuo vieno žmogaus, kuriam šiaip metų yra, kuris žaidžia 120 minučių, beveik, faktiškai be keitimų visą čempionatą, vieną mačą pradėjo nuo solo, taip, ir realiai, kartais atrodo, kad gal jau reikėtų imti sprendimo tokio, žinai, kur maždaug 110 minutę, 105 minutę gal pakeisti vis dėlto ir tikrai žaisti 11 prieš 10. Nes iki to netrodė taip. Čia gal tokios rungtynės, žinai, kad turi tu tą vieno žaidėjo pranašumą, tai gal ten nieko nėra didelės bėdos, kad Messi ten, žinai, pavaikšto pratęsimo metu, stegis, tai turbūt gali tą ekstra epizodą sukurti kažkokį vis tiek, net ir labai neįspūdingai žaisdamas. Bet jo, aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, jeigu būtų, žinai, prieš anglus, 11 prieš 11 pratęsime, žinai, prieš tikrai atletišką rinktinę su gerai žaidėjais kylančiais nuo suolo. Faktas, kad gali taip ir atsitikti iš tiesų, kad šitame čempionate turėsime mes jau tokią šiek kaip ir problemą šiek tiek gynyboje. Aš imčiau šiaip pratęsimą su anglais. Imtų mane? Imčiau, nes atrodo tai kol kas kaip slotas televizorius atrodo. Trečias argentiniečių pratęsimas, žinai, jau būtų labai, manau, fiziškai jiems sudėtinga, ne? Ne, bet imčiau, tai reiškia, kad nepraleidom daugiau negu įmešėm, žinai, per 90 minučių. Tai kuo aš šiuo metu netikiu, nes, pagal tai, ką aš mačiau, tiesiog šiaip laukiu labai, vėlgi mes apie tai kalbėsim, laukiu Scalonės kažkokių sprendimų, ta prasme, nes taip žaist kaip su prieš tai 3 komandom išėlės, Argentina prieš Angliją tikrai negalės. Aišku, gal ir žais, bet man atrodo, kad tai nėra kelias į kažkokią, į gerą rezultatą. Aš net nekalbu apie pergalę, bet šiaip apie gerą futbolą. Tas potencialus Messi išėmimas, būtų labai įdomu pasižiūrėti, ar šitą komandą apskritai gali ir ar jinai pratus. Jie atrankoja kažkaip žaidė be Messi prieš Brazilus, gal laimėjo. Jie kažkas, žodžiu, rimtas rungtynės buvo laimėję be Messi, bet čia, šitam reikia ruoštis, nes tu jeigu visą čempionatą žaidi per jį ir, pastaruosius 20 metų žaidi per jį, tai gali būti sudėtinga adaptuotis. Galbūt pusfinalį, aišku, jis daugiau atiduos, ta prasme, daugiau jau ten dirbs kažkokiose situacijose ir galbūt natūraliai parodys jau tie išmanieji visi įrenginiai, kad laikas keistis, galbūt natūraliai, pažiūrėsim. Bet tai vis tiek antro pusfinalio reikalai, pirmas pusfinalis, kurį dar reikia aptarti. Aišku, dar apie šveicarus gal kažką mes Vargas, Manzambė būtų žaidę, būtų dar liūdniau. Vargas, aišku, šiek išėjo žaist, bet tada Andoje žodžiu, nebuvo irgi optimali sudėtis. Nepasisekė tikrai šveicaram, kad tuo jau lemiamų metu be savo turbūt 2 perspektyviausių, geriausių atakuojančių futbolininkų, kurie tikrai gerą turnyrą žaidė, bet šiaip manau irgi lygiai taip pat kaip su Norvegais, man atrodo, tikrai geras, puikus turnyras šveicaram, nuėjo labai toli, turbūt toliau negu daugelis iš jų tikėjosi. Tai vėlgi vien tik pozityvas, man atrodo, ir žinai, kai tau atsiskleidė, tarkim, tokiam turnyrė Manzambi, tai tu vėlgi, tikrai su tokiu pozityvu išeini, nes tu žinai, kad tu turi dabar žaidėją, kuris potencialiai pas tave gali būti vedlys rinktinės 10 metų, žinai, ir tu jautiesi saugiai ir Šveicarija, mes vėl matysime, nes turbūt kiekvienam turnyrė, jie tiesiog vėl stabiliai deliverins, tai man atrodo, čia viskas irgi ok su jais. Dar manau, kad gali ir kai kurie ten tie veteranai pas juos pažaisti, bent vieną Europos futbolo čempionatą, tai aš kažkaip irgi ramus pakankamai dėl jų. Hops vis. Yep. Tai pusfinalis. Prancūzija, Ispanija. Ką palaikys Harley? Sunku pasakyti, dar nenusprendė. Tu mums būk sąžininkas iš karto. Ne, tai aišku, prancūzų palaikys, čia nėra kito varianto.
Ateina viena ant kitos, dvi labai rimtos komandos, kurios savo stiprybės turi skirtingose galbūt vietose. Ispanai turbūt bus geresni vidury kažkaip, turėtų bent jau tą. Čia manau, kad tikrai bus geresni. Jo. Bet, jeigu prancūzai prisistato kamuolį ten toliau, nežinau, kaip tu įsivaizduoji apskritai, kaip tą susirėmimą įsivaizduoji, kaip kas statys tą žaidimą? Daug ispanų kamuolio kontrolės ir turbūt, kad esmė bus prancūzam tos situacijas, kurias jie turės kontratakose, tiesiog kuo sėkmingiau realizuoti. Čia turbūt kitokio aš scenarijos nelabai įsivaizduoju. Paskutinius 2 mačus ispanai laimėjo prieš prancūzus ir laimėjo, taip sakyčiau, gana užtikrintai. Buvo tas Europos čempionato pusfinalis, kur laimėjo ispanai 2-1, ten įmušė prancūzai tą įvartį tokį netičiuką, bet vėliau ten susitvarkė ispanai 2 greiti įvarčiai ir ten absoliučiai visiška totali kontrolė buvo rungtynių, nieko negalėjo prancūzai pasiūlyti tame mače. Po to buvo toks neįtikėtinas mačas Tautų lygos, ten jau Final Four pusfinalė, kur 5-4 ispanai laimėjo, bet ten vienu metu po 4-0 ir 5-1 ispanų persvara. Ir jau ten tik po to keitimus padarius, Rajanas Šerkyšė ir prancūzai ten įmušė kelis įvarčius ir sugrąžino intrigą. Tai manau, kad ispanai šiaip, manau, ir Labinas Jamalis, akivaizdu, jam niekada pasitikėjimo netruko savimi, bet jie tikrai matosi, kad jaučia tikrai pasitikinti savimi į šias rungtynes. Man atrodo, jie žino, kad futbolas, kurį jie žaidžia, ir taip kaip jie kontroliuoja mačus, kaip jie beveik neleidžia nieko varžovams susikurti. Ir jie jau išmetė iš tiesų Portugalus, ta prasme, tikrai turbūt vienintelė iš tų 4 esančių rinktinių pusfinaliuose, kuri eliminavo bent vieną elitinę rinktinę šiame čempionate kol kas. Tai manau, kad ispanai jaučiasi tikrai ganėtinai užtikrintai, ganėtinai ramiai. Jie supranta, manau, kad ir prancūzai jaučia nemažai spaudimo, nes visi kalba apie juos kaip apie favoritus, čia kaip apie geriausią rinktinę ir kurie čia turi tikrai laimėti tą turnyrą. Tai aš nežymiais favoritais vis tiek sakyčiau ispanus šitame mače, bet vėlgi turbūt esmė tokia, kad prancūzai gal ir nebus ten labai gerai aikštės viduryje, bet jie visgi turi tą atakuojančią liniją geriausią, tikrai neabejotinai šitame čempionate. Atrodo, ten Olise, Dembele, Mbappé visi suklikinę, Duoja irgi gerai žaidžia, jie dirba svarbiausia gynyboje, jie bėga, jie kaunasi, tai manau, kad bus žiauriai įdomios rungtynės. Ir sakau, prancūzam tiesiog reikia išnaudoti tas progas, kurias jie turės. Jų galbūt nebus tiek daug, kiek mes esame įpratę matyti, bet tai, ką jie turi susimušti efektyviai, taip kaip ir daro šitame turnyre, ir tada galbūt ir bus viskas gerai, manau. Ant popieriaus tai čia yra tas vadinamasis cream of the crop, čia yra geriausios kokybė rungtynės visam čempionate. Žodžiu, finalas galėtų būti drąsiai. Taip. Tai buvo kur to, taip ir sakė, kas laimės šį mačą, po to laimės ir visą čempionatą. Tai. Čia tai dar pasižiūrėsim, dar lūktelkim šitą, bet jos sutinka dvi tikrai fantastiškos rinktinės ir čia, manau, labai realu, kad matysim tokį pusfinalį, kur bus daug taktikos, daug atsargumo ir gali ten neprikristi per daug įvarčių, ypač matant, kaip solidžiai ispanai gynėsi šitam čempionate. Jų prancūzai irgi nieko dar atkrintamosiose nepraleido, nei vieno įvarčių kol kas. Tai, ispanai praleido vieną. Vieną, taip. Tai va, tai šiaip laukia labai įdomus antradienio vakaras ir čia jau visiškas futbolo desertas. Ok, dar truputėlį galbūt apie išsidėstymus. Prancūzai turėtų kamuolį atiduoti, jo, nes čia mes svarstėm kažkurioje laidoje, kad ispanai išnaudos kažkokias erdves, jeigu prancūzai atakuos gausiom pajėgom, bet realiai turbūt prancūzai tą kamuolį atiduos ir bandys tą kamuolį kažkaip pristatinėti per gal tolimesnį kažkokį perdavimą trim rūkom. Aš manau, kad, žinai, atiduos, čia neįmanoma, turbūt tiesiog jie tiesiog jo pasims ispanai tą kamuolį, tiesiog nėra rinktinės šiai dienai pasaulyje, kuri galėtų tiesiog taip ateiti ir žaisti su ispanais, ir daugiau kamuolio kontroliuoti, tiesiog. Tas sisteminis jų futbolas, man atrodo, jis paims viršų šitoje vietoje ties kamuolio kontrolę. Bet jo, turbūt, kad čia greitos atakos, va tai kas ir yra prancūzų stiprybė, turbūt yra kažkaip vienu dviem perdavimas greitai pasiųsti kamuolį, bėgantiems puolėjams į priekį. Ir tada jau jiems duoti žaisti galbūt 1-1 situacijose, nes tikrai, ispanų gynėjai, ten Pedro Poro, Markas Kukurea, šiaip geri žaidėjai kraštuose, ta prasme, čia jokios kritikos jiems, ta prasme, bet man atrodo, kad tikrai 1-1 juos gali apžaisti turbūt ten koks Kylianas Mbappé ar ten Ousmanas Dembele. Ant geltonos, jeigu pavyktų pasodinti kažkurį iš jų. Galbūt taip, jo. Situacija pasikeistų gan smarkiai. Varo to paties peržiūrą kokią sudėliot. Tas pats, jo.
Tai parašykit, prašau, komentaruose Ispanija ar Prancūzija, nes girdžiu iš savo aplinkos, kad prancūzai žaidžia kosmosą, bet bandau visiems paaiškinti, kad ispanai irgi arti to kosmoso iš tikrųjų, arba galbūt ten šalia kažkur įsidėstė kitoj planetoje, bet tai laukia mūsų įspūdingos rungtynės. Šiaip apskritai FIFA ta visas planas sudėlioti tas topinės reitingo komandas į skirtingus kelius idealiai jiems susidėliojo, nes dabar mes turime pirmas 4 FIFA reitingo komandas pusfinaliuose, tai nuo tada, kai apskritai yra tas FIFA reitingas kaip dalykas, nuo 92 metų čia pirmą kartą taip. Ir čia visiškai tobulai, nes pirmas, ketvirta žaidžia, antras, trečia. Jo, ir apskritai tik tai 3 kartas pasaulio čempionato istorijoje, kai visos 4 rinktinės esančios šiuo metu pusfinalyje, visos bent kartą yra tapusios pasaulio čempionėmis ir šiaip jau 36 metus tokio atveju mes nesame turėję, paskutinis kartas buvo 90 metais, tai, futbolo gerbėjui, ta prasme, čia jau, negali būti geriau. Ta prasme, šitie pusfinaliai, čia yra tiesiog tiek istorijų tarpusavėje, ne, tiek visokių naratyvų negali paieškoti, ne, ir futbolo kokybė, ir stilių skirtingų, ir žaidėjų elitinių, čia yra tiesiog, pasaka, ką mes turėsime antradienį, trečiadienį, tai tiesiog, net tirtukai plaukiu. Mūsų laikas, tai visiškai, tai bus mūsų laikas, absoliučiai taip. Mes susitiksime turbūt jau trečiadienį, taip aptarti pirmą pusfinalio, aptarti, kas laukia antrajame. Ačiū visiems, geros dienos, ačiū Karoliui, ačiū Kostai ir iki. Iki.